Tai papasako, kada pradėjai pirmą kartą kurti turinį? Oi, YouTube pradėjau nuo 2011, kai dar buvau labai mažas, man buvo grinai 10 gal metukų ir sugalvojau tiesiog įsijungti Minecraftą, pasistatyti telefoną priešais kompiuterį ir rekordinti. Ir va taip ir gimė visa idėja. Tavo, kadangi pirmas žaidimas Minecraftas, o kokį top 3 žaidimai yra tavo? Geras šitas. Numeris 1 tikrai padėčiau Rocket League, daug labai kapoju. Antroji vietoj turbūt būtų, pradėjau nesenai Forza Horizoną lošt, nu ir trečioji klasikinis CS2. O kaip sekasi Rocket League? Galbūt galvoja apie kažkokį keliauti į turnyrus su Rocket League? Aš nemanau, kad aš ant tiek geras. Esu platinumas, bet nesu ant tiek geras, kad jau galėčiau. Nebent kitais metais padarytų Rocket League showdowną. Va tada visus išvartyčiau, visus. Tai dabar tu tokį kuri turinį kaip labiau kažką pasakoji, kažkokį skečai galbūt kažkokį? Jo, dabar labiau išėjau iš to juokingų momentų darko, dabar labiau statau tokį kaip story iš viso kanalo, žinai, vos negalima pasakyti lorą. Bandau su tais skečais kažką padaryti fainą, kad tiesiog būtų faina žiūrėti, kad žmonės ieškotų kokių paslėptų žinučių ar dar kažko. Ir žodžiu, planas kol kas jau yra užrašytas kokiem 3 metam į priekį. Kaip tavo tėvai reagavo, kai tu pirmą kartą kūrei turinį? Šiaip labai palaikė, nes jiems labai patiko, kad tiesiog aš jaunas, ypač, žinai, mažas tai darbų, tai kažką kuriu, ypač patiko jiems, kai skečus pradėjau daryti. Va tas labiausiai patiko. Tai jie sakė, o tai ką tu čia filmuoji, kaip žaidži, čia nesąmonė kažkokia, bet atskečus dabar pradėjau, tai labai patinka. Tai va. Tarkim vis tiek, klasiokai kažkas pastebėdavo tavo kuriamą turinį, taip būdavo, tai kokių susilaukdavai įžvalgų? Oi, šiaip labai fainiai buvo, nes dėl to, kad mano klasė labai pakliuvo tokia labai draugiška. Tai mes net esam su visa klase, esam žiburėlius kalėdinius kelius nufilmavę, dar yra įkeltų, ten irgi vienų iš mano video. Šiaip labai fainiai visiems patiko. Aišku, dažniau kreipiasi slapyvardžiu, Tomzas, bet šiaip jo, visi labai palaikė, tiek pat ir studijose dabar irgi visi labai palaiko. Koks tavo laukiamiausias yra žaidimas? Laukiamiausias? Kokią labiausiai laukia? Tiesą pasakius, nelabai seku naujausius žaidimus, kokie ateis, bet jeigu koks nors, labai aš pradėjau tokius open world žaidimus, tokius gal story mode biškių, Skyrimo ypač ne per seniausiai pradėjau kapot, tai nebent va tokio gal tipo, kalibro tokio, žinai, kažkokio žaidimo. O daug žaidi storyline žaidimų šiaip? Labai mažai, nes nerandu laiko. Va tas minusas, kad laiko nerandu, bet šiaip norėčiau tikrai daugiau pažaisti. O tu negalvoji pradėti streaminti, kaip daugelis dabar vietoj turinio, nu ne vietoj gal turinio kūrimo, bet prisideda prie to, kad noriu pradėti irgi streaminti, nes daug kas čia ir šiaip palyginus gal net ir lengva, tokia lengvesnė nei pats turinio kūrimas šaka. Aišku, reikia performinti panašiai. Kaip galvoju? Esu kažkada bandęs streaminti, tik mane labai varžė mano kompas. Aš ilgiausią laiką turėjau labai prastą kompą, bet ne per seniausiai, aišku, susibildinau naujausią, ten labai faina. Svarsčiau apie streaminimą, bet dar nežinau, ką daryčiau ant streamo, žinai. Ar ten rekordinčiau, ar ten žaiščiau, ar ten kažką dar sugalvočiau. Reikėtų pagalvoti, bet tikrai yra noras. Tai ką, ačiū tau, sėkmės showdown'e ir gerai pasirodyk ir geros tau dienos.